Labas rytas, čia VMG sala ir šiandien ryte norėčiau jums pagaminti gardų omletą, o tiksliau omleto sumuštinį su baklažanais ir fetos sūriu. Tikrai baklažaną galite nusipirkti parduotuvėje. Iškart galiu sugriauti mitą, kad baklažaną tikrai nereikia prieš tai sūdyti tam, kad jis prarastų kartumą, nes tai yra tikrai mitas, todėl aš baklažaną iš karto atsipjausiu, supjausiu kubeliais ir kepinsiu ant alyvuogių aliejaus. Svogūną taip pat pjaustome kvadratėliais. Dabar įkaitiname keptuvę ir pilame į ją alyvuogių aliejaus. Beriame baklažanus ir svogūną į keptuvę ir apkepiname. Tuo metu, kol kepa baklažanas ir svogūnas, aš susipjaustysiu kumpio. Kumpių galite naudoti kokį norit, aš čia naudoju kiaulienos virtą. Galite dėti vištienos gabalėlius, arba jeigu mėgstate krevetės. Matome, kad baklažanas ir svogūnas jau apkepė, beriame kumpį. Šiek tiek čili pipirų. Tuomet šiek tiek raudonėlio, kuris graikijos virtuvėje tikrai dažnai naudojamas, ypatingai barstomas ant graikiškų salotų. Kumpis taip pat apkepė ir dabar smagiausias dalykas tai yra kiaušinių mušimas. Galite išplakti indelėje kiaušinius arba leisti juos pavienius ir stenkite su vienu lukštu jį praardyti. Čia gaminame 2 porcijom, tai reikės 4 kiaušinių. Tuomet, kai kiaušiniai jau yra išleisti, paimame tikro, gero fetos sūrio. Tikiuosi, Lietuvoje jūs irgi tokio pačio rasit. Ir patrupinam ant mūsų ruošiamos kiaušinienės. Kaip pastebėjote, aš druskos niekur nedėjau, todėl kad tiek kumpis buvo sūrus, tiek fetos sūri. Ir ant viršaus dar uždėsime sūrių alyvuogių, tai tikrai druskos šiame patiekale papildomai nereikės. Tuomet su mentele šiek tiek stengiamės, kad kiaušinės patektų ir ant dugno, nes su dangčiu mes čia neuždenginėsim. Kiaušinienė turi baigti kepti tiesiog atidarytoje keptuvėje. Ir vienas iš paskutinių akcentų tai yra šviežios žolelės. Naudojame baziliką. Ir šiek tiek jo susmulkinam ir apibarstome kiaušinienę. Dedame dar alyvuogių. Tiesiog šitą kiaušinienę reikės valgyti ant duonos skrebučio arba tiesiog juodos duonos. Statykite didelę keptuvę visai šeiminai ant stalo. Padėkite mentelę ir kiekvienas turi užsidėti ant viršaus ir pasidaryti savo gardų sumuštinį. Tad nepamirškite, kad graikijos skonį galite atrasti ir turėti ne tik Graikijoje, bet ir kiekvienose namuose. Visiems skanaus ir iki.